Kaziuko mugėje išdrožęs 12 metrų ilgio šaukštą ir 2-metrines klumpes, šiandien skulptorius Virgilijus Vaičiūnas džiaugiasi galėdamas pakviesti į savo medžio skulptūrų galeriją Kretingos rajone. Neatsisakykime. Ton visas eina, darbą sukabinėti. Tai ir pradžių pradžia. Skulptorius Virgilijus Vaičiūnas apie galeriją svajojo pusę gyvenimo ir pagaliau svajonė išsipildė. Kiauleikiuose, netoli Palangos ir Kretingos, menininkas įsirengė ne tik dirbtuves, bet ir modernę galeriją. Čia į tą nupirkau, čia didžiulį pastatą, čia 270 kvadratinių metrų ir visą laiką buvo tokia mintis, kad pusę patalpos padalinti ir iš pusę dirbtuvių padaryti savo galerijai. Tai tokia mintis buvo. Nes darbų tikrai buvo daugiau, susikaupė, sugrūsta, subūta. Skulptorius skaičiuoja, kad čia eksponuojama apie 100 darbų, kaip pats sako, rimtų skulptūrų, neskaičiuojant baldų. Visą galerijos planą sugalvojo pats, pasitarnavo architekto pirmosios specialybės įgūdžiai. Aš norėjau stoti į skulptūrą, bet visi tais laikais tarybiniais, visi menininkai pijokai, tai jau į architektūrą, taip jau būtų tėvų valia tokia. Aš ilgą negalėjau suprasti, aš dirbau, kūriau, bet paskui jau paskutinės metas aš supratau, kad vis dėlto aš gimiau skulptorium, ne architektu. Vis dėlto architektų teko padirbėti ir Skuode, ir Kolūkiuose, kol apsigyvenęs Palangoje suprato, kad architektų čia daug ir pasirinko skulptūrą. Mano krikštatėvis visko to yra amžinatelis Albertas Žulkus, Palangoje žinom skulptorius. Kada aš padėjau jam pastatyti kryžių, jis vakarą, kada mes jau sėdėjom, jis gyrėsi, kai jis viens Palango gal nudrošti nukryžiautojai. Aš išgėręs čierką, sakiau, aš tau gali išdrošti. Ir aš paėmiau, yra pirmas darbs, iš karto paėmiau, nudrožiau nukryžiautojai. Nuo tada prie architektūros Virgilijus Vaičiūnas nebegrįžo, bet užsiimti teko ne tik menu. Kaip pats sako, nusipirkus apleistą automobilių servisą prispaudė skolos, o jas atidirbinėjo droždamas baldus. Sako, vien kėdžių kokį 1000 padaręs, daug baldų iškeliavo į užsienį. Lietuvoje pradėjo prekiauti Kaziuko mugėje Vilniuje, o ten irgi reikėjo ne meno, o kur kas paprastesnių dalykų – iš medžio drožtų indų. Pirmuosius tokius pagamino vienam dideliam poilsio kompleksui. Mugėje skulptorius juokėsi ir išgarsėjęs, išdrožė 2 metrų klumpes, 12 metrų šaukštą. Vėl grįžti prie skulptūros prieš 10-metį paskatino žmona, pažįstamų praminta skulptorienė. Įkvėptas jos, menininkas per porą mėnesių išdrožė 33 skulptūras parkui. Jeigu turi talentą, turi norą, turi kažkokią dievo dovaną, tai reikia ją ir įgyvendinti, kad viskas būtų. Ir čia gimė daug darbų, daug angelų, daug baldų, visko. Aišku, gyvenimas tikrai su menininku nėra lengvas. Aš esu sakęs, angelai gimsta žiemą. Kodėl žiemą? Todėl, kad už postą nieks čia galvos nebekvaršia, jokių niek, ir tada tu gali atsiduoti veidams. Nes veido vis tik reik susikaupėm, reik pūsti dvasis veido. Po pasaulį pasklido daug Virgilijaus Vaičiūno skulptūrų, baldų, indų. Lietuvoje jo darbų yra parkuose, bažnyčiose, privačiose kolekcijose. Iš mano visų darbų pažiūrėjus, ir daug kas jį pasakys, kad aš esu ten pedans, perfekcionistas, ir taip toliau. Aš toks esu. Ir aš dar pradėjus drožti, ne vien kartą spaudą pasakiau, jeigu padara darbą, kuplystolpę, ir jis nedaro įspūdį žmonėm, tai reiškia nėra darbą. To skulptorius siekia ir kurdamas galeriją, kad liktų įspūdis, net knygų lentynos skulptūriškos. Mes darėm daug ko, kad parodė žmonėm, kad dar yra Lietuvo kūrėjų, kad dar kažkas koro. Ir svarbiausia, kaime, kaip jūs sakot. Kaime, įsivaizduokit, kaime, Kiauleikius, kažkur užkampį padaryti tokį galeriją. Čia ir stebuklus. Kai reikia viską išgręžti, prisukti, tai aš esu Staliaus duktė, tai man irgi buvo tas grąžto pažiūrėjimas, kad jis tiesiai eitų ar dar ką nors tokie dalykai čia buvo reikalingi, kad kažkas padėtų. Tai aš nupjoviau glausnį, padarbau 6 tokštą krėslų, stalioką iš to glausnį ir iš šakų pridarbau paukščių. Dabar nupjovė glausnį, kap, norėka, ir dabar kap tu gali tokį šaks išmesti.
Išpuoselėtoje sodyboje kuriantis skulptorius sako, gamta pametėja ir idėjų, ir medžiagų kurti. Žmonės visko nemalkas varo. O aš tai genėjų sodo, ką nors manau, įmetai krūvą. O paskui išsidedi ir pradedi improvizuoti, fantazuoti. Bet tada pats laimingiausias laiks. Galerija veiks kaip gyvas organizmas. Vieni darbai keis kitus. Skulptorius tikisi čia sulaukti turistų grupių. Sako, mielai papasakotų, kaip tie angelai gimsta.